Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, brangūs žiūrovai. Namų idėja su IKEA ir vėl jūsų namuose, ir kaip ir kiekvieną savaitę mes esame čia tam, kad įrodyt, jog savo namus įrengti nebūtina daryti kapitalinio remonto, keliant dulkes ir investuojant didžiulius pinigus, užtenka šviežio požiūrio, šiek tiek išmanių minčių ir geros komandos. IKEA dizainerė Anastasija, laba diena. Labas. Mieloji, mes esame dabar vaikų kambaryje, amžius maždaug 2-3 klasė. Maždaug, jo, gal 90 metų. 90 metų. Taip. Kaip atrodė tavo namai? Beveik taip, kaip mano namai. Jie kitokie negu šiais laikais. Kitokie buvo, gal ne tokie gražus ir spalvingi, kaip dabar vaikų kambariai ir namai, bet buvo panašus, buvo funkcionalūs, buvo apgalvotos visos reikalingos erdvės, tai žaidimo erdvė, vaikam labai svarbu, miego erdvė, nebuvo? Miego buvo. Stalas rašymui, pamokų ruošimui, knygų lentynos, labai norėjo, kad aš būčiau išprūsęs, skaitantis ir kuo mažiau žaidžiantis. Ne, buvo stalčius atskiras su kareivėliais. Beje, apie knygas mūsų mergaitė Greta irgi labai daug skaito. A ne? Taip, bus ir apie tai pagalvoti. Mes apie ką? Kad vaikų kambarys yra labai nelengva užduotis. Nelengva. Daugia funkcinis, čia įsimiegoti, čia susikauti ruošti pamokas, čia atsipalaiduoti žaisti. O jeigu jeigu vaikas dar susidomėjo kokiu nors hobiu, tai dar atskiras kampukas, kaip įdomu, susipažinti su mūsų herojų, kurios vardas yra Greta. Keliaujam pas ją. Sveiki, mes esame namuose pas labai mielą šeimą. Jaunius, Giedrė, Greta. Taip? Taip. Sveiki. Ačiū, kad priėmėt mus į namus ir labai įdomu, kaip jūs šitose namuose gyvenat. O gyvena šeima šiuose namuose jau 15 metų. Jaunius turi automobilių prekybos verslą, o laisvų laikų kolekcionuoja smėlio laikrodžius iš visų pasaulio kampelių. Giedrė rimta bankininkė, dirbanti su verslo klientais. O kokios mūsų herojės Gretos svajonės? Koks verslas tavo? Aš neturiu verslo. Gal tavo darbas mokykloje, tai tu turi savo darbą. O ką norėtum, tokie pavyzdžiai, dirbam. Ar gyvenime, kai užaugsi, norėsi dirbti? Norėsiu. Ką? Norėčiau turėti savo parduotuvę. Oho, kokią? Jau verslas? Bet kokią. Bet kokią, kažką. Tėvo laikrodžius pardavinėsi. Ir akmenukus. Akmenų dekoracija bus. Anastasija pasikviesi baldus užsidėždėlios. Bet kokia vizija iš tikrųjų? Parduotuvė, faina. Prie kasos stovėsi, ar tokie bus baldai, pasėdėm, pabendraujam kažką tais? Prie kasos. Prie kasos? Dar sakai, šaltibarščių restoraną nori atidaryti. Jo. O, geras. Šaltibarščius labai jos mėgsta ir labai skaniai daro. Tai sakė, kada nors atidarysiu šaltibarščių restoraną ir mamai darbins. Tai tavo kambarį turėtų būti ir virtuvė, aš neapspėjau. Su hobiais, su pomėgiais, kaip ir išsiaiškinom, man dabar būtų labai įdomu pasvajoti kartu su Greta, nukeliauti į patalpą ir apžiūrėti ją. Pasvajokime, kaipgi turėtų atrodyti būsimos verslininkės kambarys. Tai kaip suprantu, tai čia buvo brolio kambarys ir dabar jisai tau jį paliko ir čia turėtų dabar pavirsti gražių, princesiškų, mergaitiškų kambarių šitą erdvę. Tai pasvajokim ir papasakok, kokios pagrindinės veiklos, ką tu čia veiki ir kaip matai šitą kambarį, kaip jis turėtų pasikeisti. Nežinau, aš žaidžiu su Lego, aš čia... Su žaislais? Jo. Tai pamokas ruoši irgi? Ne, pamokas ruošiu mokykloje. Ai, šiais laikais nebereikia namie ruošti, ne? Ne. Tau darbo stalo reikia? Jo, reikia. Taip va. O ką dirbsi ant to darbo stalo? Nežinau, būtų patogiau pamokas ruošti. Taigi sakai, nereikia? Kompiuterį reikia, būna užduočių, būna. Stalo žaidimai, tam pačiam stalui, taip? Spintos turbūt didelės daiktam laikyti. Jo. Ir stalo žaidimų, matau, daug turi. Tai Greta, sakyk tada, kokios tavo spalvos mėgstamiausias, kokių norėtum šitame kambaryje? Norėčiau šviesios baltos. Norėčiau gal tokių ir įvairiesnių visokių. Kažkokių akcentinių spalvelių. O gal rožinė tavo mėgstamiausia? Ne. Tai gal irgi kokia žydra?
Jo. Jeigu nerožinė. Jo. Sutarta. Ir gal tėvelio, aišku, norėčiau irgi paklausti, kaip jūs matote šito kambario funkcionalumą, galbūt kažką norėtumėt išsaugoti, ar keičiam viską, perdarom? Iš tikrųjų, vaikas auga, poreikiai auga, tai aš dirbu kartais šitam kambarį dažnai, tai norisi jai pilnai užleisti kambarį, kad mama jau dirbtų kitur. Pas ją ateina draugių, kurios sleepoverį daro, kaip ten vadinasi, permiegojimą kartu su draugam. Tai nėra pižamų vakarėliai, tai nėra kur priglausti. Tada daug veiksmo vyksta labai ant žemės, žaidimų, kai draugės ateina į svečius ir netgi su mumis kartu mes ant žemės išsidėliojam ar lego statom, ar namų žaidžiam, tai čia daug veiksmo vyksta, tai tokio norisi kambario su augimo galimybė, nes vaikas auga ir tie poreikiai labai greitai keičiasi jau ir jos pomėgiai, jau nebelėlės, o rimtesni žaislai, lego, konstravimas, tai norisi, kad tas kambarys atlieptų dukros beaugančios poreikius. Labiau toks suprojektuotas būtų jau paauglė, o ne vaikui. Taip, į ateitį. Supratau, šitą tikrai galima. Čia mamos noras, tu nori užaugti, skubi užaugti, ką? Aha, jau nori. Kad savo viešbutį ne. Tai turbūt ir viešbutis yra, kad draugis galėtų pasikviesti. O mes taip, mama tai labai žino, kaip reikia, kad dukra čia augtų. Jauniau, jūs turit kažką pridėti, pagidavimą kažką? Man tai svarbiausia, kad sutilptų visi lego, daiktai, žaislai, o ne. Ir knygos, o ne kiekvienojim pakampė dabar jų pilna. Nes man atrodo, jūs irgi mėgstate ir lego, ir knygas, ne? Ir tvarką. Sutapimas. Anastasija, kaip jums viskas aišku? Man aišku, aš jau net turiu kelias vizijas, kad viskas būtų savo vietose, daiktai sustruktūrizuoti, sudėti pagal jų funkcijas ir galim keliauti įgyvendinti. Jo, tam, kad pasidalinti su savo aiškumais arba vizijomis su kolegomis. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. IKEA dizainerė Anastasija jau grįžo iš šeimos namų, kur išsiaiškino visus mergaitės Gretos poreikius. Atėjo laikas kurti svajonių erdvę. Labas, Toma. Sveika, Anastasija. Mūsų pagrindinis iššūkis nedidelėme 14 kvadratų kambaryje įtalpinti daug zonų. Tai spinto zona daiktų laikymo, miego zona, pamokų ruošimo bei skaitimo, nes mūsų mažoji herojė daug skaito ir turi daug hobių. Žaidžia stalo žaidimus. Tai reikia numatyti ir erdvės tam, kad susirenka draugai ir kur būtų jiem praleisti laiką kartu. Tai eikim pasižiūrėkim visus sprendimus gyvai. Eime. Iššūkis aiškus kaip ant delno. Pradėkime rinkti baldus. Sutik, Toma, kad kiekviename kambaryje, kiekvienoje erdvėje vienas iš pagrindinių baldų yra spinta, kurioje galima laikyti daugelį daiktų, rūbų, stalo žaidimų, ko bereikėtų vaikam ar paaugliui. Tai man labai patinka ir iš tikrųjų matau mūsų planuojame kambaryje spintų sistemą PAX, nes jinai yra labai daugiafunkcinė, turi labai daug įvairių stalčiukų, pakabų, prie jos galima pritaikyti daug dėžučių, kur galima susidėti visokių sezoninių rūbų. Taip pat galima ištraukiamus pasidaryti tokius padėklus, susiplanuoti, prisidėti visokių insertų, kur galima laikyti papuošaliukus, dėželius, tai kas mergaitė labai aktualu yra mūsų atveju. Taip pat turi daug labai universalių kabyklų, kur galima šalikėlius laikyti, visokius priedus. Ir taip pat, kas labai svarbu, turi apšvietimą.
Tai kaip Toma manai, ar būtų tinkamas šitas sprendimas? Žinok, visiškai sutinku. Man atrodo, kad paksas yra pats geriausias pasirinkimas vien iš tos pusės, kad gali pats kaip nori susikomplektuoti visą spintą. Anastasija, o ką galvoji dėl lovos? Turi kažkokių variantų? Žinoma, einam pasižiūrėti kartu. Tai kągi, atėjome prie lovų ir man iš tikrųjų reikės tavo pagalbos išsirenkant, nes turime begalę variantų. Mes dabar šiuo metu stovim prie tradicinių lovų. Interjere labiau tiktų moderni, tai šitą galbūt atmesim. Bet kiek pamenu, poreikis buvo mergaitį daryti kambarį į ateitį. Tarsi ne dabar, taip kaip yra dabar, bet tarsi kai jinai truputėlį paaugs. Tai rinktumėmės, siūlyčiau rinktis tau jaunuolio lovas. Ne vaikų, bet jaunuolio. Tai būtent čia mes ir esam. Ir man atrodo, kad visada žmonės turi prikaupę daugybę daiktų. Tai tas variantas su stalčiais, daiktadėžėm po apačią būtų tinkamesnis. Matom, čia yra netgi 2 stalčiai, tai viename galėtų būti mažiau naudojami daiktai, kuriuos tiesiog reikia sezoniškai susidėti, o kitame galėtų atsirasti ir patalynės komplektai. Taip. Labai svarbu išrinkti ir tinkamą stalą. Keliaukime į biuro baldų skyrių. Anastasija, tai ką manai apie šitą modeliuojamą mūsų baldų sistemą, kur atskirai kojos, stalviršiai modeliuojasi? Man labai patinka tavo šitas pasiūlymas, nes iš tikrųjų matau, kad galima stalui pritaikyti kiekvienam skirtingą charakterį, ar tai baltą stalviršį pasirinkti, ilgesnį, trumpesnį, ar labiau spalvotą, kuris priduotų žaismingumo kambariui. Taip pat galima spinteles pasirinkti su stalčiais vienoj pusėj, o kitoj su durelėm. Šone taip pat galima pritaikyti arba spintelę ant ratukų, arba kojeles irgi pasirinkti pagal atitinkamą dizainą, ar tai juodų norėtume, ar tai baltų. Svartai tikriausiai apie šviesų variantą, tai visas koloris. Tik negaliu apsispręsti, žinoma, ar tai būtų visiškai baltas, ar labiau tokio truputį suteikti charakterį su spalvotu. Na, čia priklausys nuo kitų baldų pasirinkimų. Kai jau matysim visą visumą. Tai kągi, Toma, man tikrai labai padėjai, tavo patarimai tikrai pravertė. Jau matau vizualą, esu susidėjusi ir keliaujam darbuotis. Keliaujam. Dar liko nemažai ką nuveikti, o mums jau labai smalsu, kaip atrodys galutinis rezultatas. Ir štai pabaigta. Leonardai, laukiame tavo verdikto. Wow, gerai, tu kiek čia atskirų erdvių ir tu išplėti, galbūt tu kažkaip tais... Ne. Čia spinta buvo didelė, ne? Buvo. Gerai, viskas, mano emocijos yra aiškios. Ačiū tau. Jau galim kviesti. Šeima? Girdit? Taip. Greta, tu prieš akį, vesk savo tėvelius, nustebinsim. Pažadu? O. Kvėpuokit. Šitas tas kambarys? Negali būti. Negali. Žiūrėkit, žiūrėkit. Apsižiūrėkit. Į visus kampus, įvertinkit, patampykit, pakilnokit, žinokit, čia vat viskas yra... Apsiverčiu. Aš jau apsiverkiau. Nu jo, geras. Net negalėjau įsivaizduoti, kad taip gali būti ir atrodyti kambarys. Mes palikom jį tokį tuščią. O čia viskas. Giedrė, prašau. Tai emocijos tik geras. Taip, tikrai. Kaip gali būti kitaip? Labai džiaugiuosi. Žiūrėk, tėvui duokit, man atrodo, irgi verkit.
Kambarys išties įspūdingas. Anastasija, papasakok, kokius sprendimus pavyko įgyvendinti. Spinta ir daiktų saugojimas niekur nedingo, jų liko iš tikrųjų labai daug. Čia matote yra spinta iš sistemos PAX. Tada jinai tęsiasi virš lovos su Besta modulinių baldų deriniu. Čia yra ir atvirų lentynų, ir uždarų, galima bus pasislėpti daiktų. Čia galima bus knygelės mylimas Gretos laikyti. Kiekvienai zonai numatyta yra apšvietimas, spinta turi apšvietimą, yra numatytas apšvietimas naktinis šviestuvėlis prie lovos, kad Greta galėtų ir lovai skaityti arba žaisti žaidimus. Tada yra numatytas virš darbo zonos apšvietimas įėjus ir taip pat labai įdomi transformuojama lempa šviestuvas, kurio keičiasi net spalvos. Greta, tugi norėjai to? Taip. Ir galima pasiryškinti, pasiblausinti spalvas. Taip. Ir keisti jų spalvą pagal nuotaiką, kai ateis pas tave draugai, žaisit ir turėsit tokią papildomą pramogą. Lova, ant kurios sėdime, iš tikrųjų turi labai patogių sprendimų, tai jinai po savim turi tokias kaip lovadėžės, bet jos turi daug funkcijų. Tai viena pagrindinių tai daug daiktų saugojimų, Leonardas parodys. Bet taip pat tie stalčiukai išsitraukia ir gali būti prie skaitimo zonos kaip papildomas staliukas. Tada taip pat išnaudojom labai patogiai šitą kampelį, nepalikom jo tiesiog tos nišos. Taip, tai čia padėjom lentynėlių, kur Greta galės laikyti ar savo piešinius, ar tos pačius Lego konstruktorius, ar nuotraukas. Dėl spintos tai tikrai numatėme daug visokių priedų, ištraukiamų stalčių, padėklų. Gretai kaip mergaitė bus labai patogu arba papuošalus susidėti, arba laikrodžius, skarelių susikabinti, tada bus pakabos rūbams ir stalčių tikrai daug numatyta, nes visada jų būna, kad trūksta. Tai šituo tikrai pasirūpinom. Darbo zona, tai tikrai irgi daug pagalvota. Tai yra erdvus didelis stalas, ant kurio galima bus lipdyti, konstruoti Lego, namų darbus daryti. Tada yra numatyta lentynų virš darbo stalo, kurios galima laikyti knygas, galima tos pačius Lego čia pasidaryti visą kolekciją, arba tiesiog vazelėm padekoruoti. Virš stalo taip pat numatytos yra perforuotos lentos derinys, kur galima taip pat begalę smulkių dalykėlių susidėti į dėžutes, kaip jau dabar matai. Vadinai, perforuotas su perforatorium, tas skylutės. Matyt, gamyklai su perforatorium darė. Tai kaip jau matai, kiekvienas daiktas randa savo vietą. Taip pat prie stalo numatytas yra vežimėlis, kur norėčiau prieiti parodyti jo funkciją labiau. Tai jisai irgi yra mobilus, ant ratukų. Ir tu, pavyzdžiui, kai tau pritrūksta vietos, gali savo prisistumti čia darai namų darbus ir išsitrauki, kokių tau daiktų galbūt trūksta. Kviečiu tave atsisėsti ir susidraugauti su savo naujais baldais, su savo stalu ir pasižiūrėti, ar tau patogu ir koks tas jausmas yra. Čia numatėm tau tokių dovanų nedidelių, nes tu mėgsti lipdyti, tai IKEA irgi tau padovanoja lipdymo rinkinį. Čia galima ir gaminti sausainukus, man atrodo, ne? Nu taip, žaislinis. Taip. Čia yra tokios dėžutės, kurios va taip yra transformuojamos, tai tu galėsi jas savo stalčiukose susidėti, kaip tau bus patogu, pagal dydžius ir aukščius. Flomasterių, dažų čia tikrai galėsi daug dalykų susidėti. Ir dar galima papildyti įvairiausių yra dėžučių, papildomų gumyčių, kabliukų, kiek norit, kiek trūksta. Taip, tai dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai padaugėjo šitame kambaryje tekstilės, jaukumo, atsirado ryškus akcentai, oranžinis fotelis skaitimo, kas ir Greta ir akiai turėtų būti malonu ir pagyvina aplamai visą interjerą. Taip pat norėčiau dar pabrėžti, kad rašomajam stalui numatyta kėdė yra keičiamo aukščio, tai jinai tikrai turėtų tarnauti Gretai augant, nes jinai pasikelia arba nusileidžia. Taip pat numatyta pagalvėlė kojoms pasidėti, kad sėdint būtų teisingas laipsnis. O geras. Taip. Aš turėjau klausimą, bet pamačiau atsakymą, kadangi lentynos yra aukštesnės kur kas už Gretą, ant stalo lipti gal ne iki galo, taip būtų padaru ir gražu, ten yra aukštesnis lentynos. Taigi va, pagalba. Taip. Tiesa? Va, pamačiau, laiptukai. Geras. Geras. Kaip sakoma, podiumas. Netgi galėsite statybose, jeigu ten remontuosite savo kambarį dabar. Įkvėpimą turi. Man tai pirmas įspūdis ėjus, aš net gražiausiuose savo vaizduose neįsivaizdavau, kad galima taip kambarį perdaryti. Pavyko nustebinti, kas gana sunku man padaryti, tai aš tikrai labai nustebau, labai maloniai nustebinau. Tai man viskas atrodo čia puiku. Greta,
Man irgi labai čia patinka, labai gražus kambarys ir yra visko, ko man reikia. Aš manau, kad tai yra vienas gražiausių įvertinimų. Žodžiu, pirma vieta, nuo jūsų visų ir manęs, ne? Čia senos, man atrodo, ne? Turbūt, nes kas ten parašyta yra. Čia aš taip norėčiau Oskaro, o tu gauni auksinio taurę. Ačiū. Tai ačiū jūsų komandai, Anastasija, ačiū tavo energijai, tu puikiai vedlė. Ir atrodo, kad labai reikėjo daug pastangų. Sunku net pasakyti, kad ne kapitalinis remontas, o pasirodo lengvai ir paprastai įmanoma. Ir reikės dizaineriai su Anastasija prieš kitai įrodė, parodė. Džiaugiuosi už jūsų džiaugsmą, žinokit, kaip tarsi būtų mano. O mes sakome iki pasimatymo kitą savaitę, kitą penktadienį 17:55 namų idėja su IKEA per TV3. Interjero pagrindui rinkitės neutralią spalvinę gamą. Sienos, pagrindiniai baldai ir užuolaidos lai būna ramių tonų, o spalvingus akcentus, pagalvėlės, kilimą, interjero dekoracijas keiskite pagal vaiko amžių ir nuotaiką. Suplanuokite, kur laikysite daiktus, stalčiai po lovą, spintos su funkcionaliomis vidinėmis dalimis ar uždaros modulinės spintelės padės išlaikyti tvarką net mažame kambaryje. Sluoksniuokite apšvietimą, lubinis šviestuvas bendrajam apšvietimui, kryptinis prie rašomojo stalo ir jaukus skaitymui ar poilsiui išpildys visus poreikius. Atskirkite erdves mokymuisi, poilsiui bei laikui su draugais. Net mažoje patalpoje galima suskirstyti erdvę baldų ar spalvinių elementų pagalba. Galvokite į ateitį. Rinkitės modulinius baldus, nes juos galima performuoti, papildyti naujomis dalimis. Tokie baldai jums tarnaus kur kas ilgiau. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.